Sveiki jaunuoliai, su jumis vėl Gyvenimo dizaino laboratorijos video pusryčiai ir Aurelija. Labas. Tai kaip jau greičiausiai nuspėjai, Aurelija yra viena iš atgauk savo tikrąją galią dalyvių, kurie dabar eina konvejeriu čia pas mus. Ir gali pradėti nuo to, kas tu esi, kur užaugai, sugreitintą versiją, kur mokysi ir ką veiki dabar. Taigi, aš esu Aurelija, esu iš Ignalinos ir man 24 metai. Tai esu jauna, dirbau Vilniuje, baigiau čia studijas, studijavau lietuvių ir vokiečių filologiją. Ir dirbi kažką su dizainu? Jo. Kaip tik pasakosiu, kaip čia viskas pavyko. Mano vaikystė Ignalinoje nėra labai įspūdinga, kad apie ją turėtumėm daug šnekėti. Aišku, labai gražiai aplinka ir visą kitą, bet... Tuo metu nevertinai, kaip visada. Taip, kaip visą laiką mano vaikystė. Tai tada išvažiavau į Vilnių, bet mano kelias, kuriuo aš einu dabar, dizainas ir panašiai, yra mano aistros, prasidėjo jau būnant mokyklą. Labai mėgau menus, piešiau ir visą kitą, ir po to kažkur 8 klasėje sumaniau, kad man labai patinka fotografija. Jinai dar nebuvo labai paplitusi, tuo aš labai džiaugiuosi, kad atradau kažką naujo. Ir susitaupiau iš kišenpinigių sumą reikalingą tokį, tipo, skaitmeniniai muiliniai, nes muiliniai jau buvo nebes... Tai čia kelinti metai? Oi, čia reikia atskaičiuoti. Prieš kiek? Nu, žodžiu. 2002. Čia tūkstančiai. Tai va, ir aišku, iš tėvams nieko nesakiau, kad man patinka fotografija. Pradėjau fotografuoti, pradėjau siųsti nuotraukas į konkursus. Ir... Kryptingai. Ir laimėdavau konkursus, tarkim, Lietuvos jaunoji fotografija ir panašiai. Tada paskaidavau mamą, kad fotografuoju ir informacinį filmuojimą. Arba padarydavau, tarkim, parodą bibliotekoje Ignalinos. Tada mamai sakau, man paroda bus. Aš labai mėgstu... Tyliai pasidaryti. Pasidarau po to ir rezultatas tada į parodą. Mano sesė panašiai veikia. Visiška lapė. Tu irgi tokia. Tyli ir čiuk, padariau tą ir tada jėga gali. Tai ne, bet galvoju, kur aš dėsiu su tais menais. Reikia kažko labiau apčiuopiamai. Dabar, kai žiūriu iš tos perspektyvos, tai filologija nėra labai apčiuopiamas. Toks dalykas, iš kurio... Bet jau nuotrauką matosi, o... Jo, filologija nėra toks dalykas, iš kurio aš dirbtum daug pinigų, bet aš rinkausi studijos atmetimo principų. Tuo, kad, aišku, man sekėsi ir matematika, ir fizika su chemija nebe taip, bet realinius dalykus iš karto atmečiu, tų dalykų humanitarinius. Menai kaip ir atkrenta, nes po nieko iš jų nebus. Tada liko kalba. Ir man visą laiką patiko vokiečių kalba. Vokiečių kalbos mokytoja buvo labai faina dėl to. Žmogaus įtaka. Jo, čia tikrai buvo žmogaus įtaka, nes jinai buvo žiauriai miela moteris. Ir tada galvoju, reikia pabandyti stoti į filologiją. Tais metais siūlė lietuvių italų ir lietuvių vokiečių. Aišku, aš kaip ir visi stoju į lietuvių italų. O, italų, be abejo, daug kiečiau negu sprechen į Deutsch. Jo, būtent, ir aišku, visi manė, kad tai yra daug kiečiau, ir tai buvo 2 balas po ekonomikos tais metais. Jo, ir ten sustojo tikrai žiauriai motyvuoti ir 9 kartos intelektualai. Jo, ir visi tokie su prilaižytam šukuosenom, kaip Antonijo Banderas. Labai simpatiškos merginos, vyro nebuvo. Čia filologinas. Ok. O aš tada patikau 2 numerį lietuvių ir vokiečių. Nesirinkau vien vokiečių dėl to, kad lietuvių ir vokiečių buvo kaip 2 viename. Tai galvoju, vokiečių aš jau taip maždaug moku, čia sunkiai nebus, pradėsim turbūt nuo pradžių, bet taip nebuvo. Ir galvoju, išlošiu tuo, kad truputį patingėsiu, bet išlošiu tuo, kad daugiau kaip 2 studijas per 4 metus. Aišku, filologija niekada nebuvo mano didžioji aistra. Tai kaip įvyko tas svičas, lūžis? Aš vis pafotografuodavau arba panašiai ir tada, bet tai būdavo toks labiau hobis. Aš turiu nemažai draugų žurnalistų, kuriems reikia, ką žinau, fotografijos kokiam nors festivalį, tu visą mane. Tai man biškai praskaidrindavo kasdienybę, o vėliau įvyko didysis lūžis po mano bakalauro. Nes aš
gegužį rašiau savo bakalaurinę, nuo balandžio vidurio gegužės labai intensyviai. Buvau vaikščiojus bakalaurinės, nes daugiau nieko negalvodavau, tai nieko nešnekėdavau. Labai geras išsireiškimas. Aš esu vaikščiojantis bakalaurinis. Čia buvo Sabinė, nes tuo metu aš gyvenau su dviem merginom, jos studijavo dailės akademijoje ir mes kartu gyvenom tik mėnesį, bet aš galiu garantuoti, kad jos mane prisimena tik tai kaip bakalaurinis. Tai čia toks buvo mano iššūkis joms. Ir galvoju, reikia susirasti darbą po bakalauro arba sodį magistrą, kažkokį kitą planą, ką toliau daryti. Ir taip atsitiko, kad per mūsų vokiečių katedrą aš gavau dirbti darbo pasiūlymą. Atseit vokietis, nori atidaryti filialą Lietuvoje, jam reikia vokiškai kalbančių žmonių ir nieks čia neaišku, ko jis nori, tai prasme, ką reiks dirbti ir iš nuotraukos jis neatrodė toks labai... Patikimas? Ne, toks senas, toks sakiniai tokie dideli, toks vokietis. Tai nu, kad buvo, reikia pabandyti. Tai pabandėm mes kartu su mano viena grupiokė ir draugė. Aš buvau pirmoji, kuri nuėjo apskritai į darbo pokalbį su juo. Ir aš taip šneku, man čia patinka fotografija, čia kažkas su leidyklom, bet aš nelabai suprantu, ką jūs veikiat. Aišku, jaudulys darė labai savo, bet aš su juo labai moku Photoshopą, nes aš nelabai moku ir iš tikrųjų darbai jam reikia, bet kadangi reikia dirbti su InDesignu ir iliustratorium ir panašiai, tai kišau tai, ką jau žinau. Buvo gan įdomu, nes aš buvau darbo pokalbėje dėl darbų, kur aš neįsivaizduoju, ką reikia daryti. Aš tik žinau, kad kažkas į tą pusę, kad man patinka. Labiau intuicija, negu sąmoningas suvokimas tikslus, kad šitą. Jo. Ir tiesą sakant, kai mane priima darbą, aš ir nežinau, ką mes veiksim. Ir mes dar kurį laiką nežinojom, kas čia tiksliai bus, nes priėmė iš karto tik 3 merginas ir viskas nuo to prasidėjo. Buvo toks vidutinio amžiaus vyras iš Vokietijos ir 3 merginos tokios po bakalauro ir 2 po bakalauro, viena buvo po magistro. Na ką, ir pradėjom žaisti kompaniją, sakant, nes ta pagrindinė būstinė yra Kiolne ir tas vyras, kuris sumastė, kad jam reikia Lietuvoje atidaryti filialą, jis yra vienas iš pagrindinių vadovų. Jo pavardė yra vienas ir kitas, tai čia tas yra kitas. Pavardė pavadinime. Jo, pavadinime. Tada po bandomojo sužinojom, kad tai buvo visgi eksperimentas apskritai pasiteisins. Mes jau galvom, kad susiradom darbą ilgam, pasirodom, buvom tokie triušiukai. Bet aišku, buvimas triušiukai apsimokėjo, nes dirbam iki šiol, dirbam sėkmingai. Ir dabar darau žymiai daugiau to, ko aš noriu, negu kad galėčiau pagalvoti prieš 2,5 metų, baiginėjausias studijas. Tai ką būtent tu dabar veikai? Dabar aš maketuoju knygas, tai elektroninės knygas ir tuo pačiu, kadangi esu viena seniokų, pakilau iki šito Lietuvos filialo vadovo. Tai tokia mano tokia istorija. Aš galvoju, jeigu būčiau 12 klasės savo pasakius, kad gyvensiu centre, Vilniuje, visą laiką norėjau, trinsiuosi tik senamiestį, turėsiu fainą darbą, kuris man patinka. Wow! Ir darbas šalia? Darbas šalia. Super. Draugų irgi turi, socialinis gyvenimas nuostabus, viskas yra tvarkoj. Bet kai pasieki tą kartelę, tada supranti, kad reikia kažko tai dar. Tai man iki tos laimės trūko polėkio ir kūrybos, kadangi mes savo įmonėj, mes nesam kaip leidykla, mes neleidžiam knygų, mes jiem darom tik tai maketus ir bendraujam iš esmės per Kiolno biurą su leidyklomis iš Austrijos ir Vokietijos, jų yra daug, labai daug. Ir dauguma tų leidyklų jie jau žino, kaip turi atrodyti, kad tu esi toks labiau įvykdytojas jų norų. Pieštukas. Pieštukas jo, toksai, kuris... Architektūra yra terminas pieštukas. Tai pas mus tai būtų pieštukas iliuminuoti, nes dar turi atmatuoti, kad tai tą pavyzdį, kurį jie padarė, tai belenkaip, tu turi sutvarkyti teisingai. Tai va, ir tas kūrybos polėkis mane neramino. Kažkas negerai. Jo, ir tas atsirasdavo vis vidinis diskomfortas, kad kažkur aš savo mūzą palikau, tą, kurią turėjau mokykloje ir ypač 11-12 klasėje, nes labai daug visko dariau. Aišku, tyliai nieks nežinojo, nes aš tai to pasakydavau. Tai va, ir dabar aš supratau, kad kūrybos polėkis iš esmės jisai visą laiką yra su manimi. Kad man tiesiog reikia pradėti. Tai čia yra mano pagrindinė tokia kaip
kaip ir paslaptis, kaip pradėti kurti, tiesiog turi pradėti kurti, o negalvoti apie kurti. Ja, tiesiog atsisėst, daryk. Tai žiauriai viską nuosekliai čia papasakoju, labai įdomu. Ir aš norėčiau prieš keliaujant į tai, kaip tu atsidūrė gyvenimo dizaino laboratorijoje, dar sugrįžti prie vėl tradicinių klausimų, tai yra virsmo taškai gyvenimo. Tai yra vieni iš tų momentų, kurie, žinai, keičia tavo gyvenimo kryptį, o iš tavo gyvenimo tos krypties ir susidaro, kur tu atsirandi gyvenimo pabaigoje, ne? Tai ar gali atsiminti kažką tokio? Tu varėjai vieną kryptim, turėjai vienus įpročius, vienas mintis, galbūt kažkokius iššūkius, su kuriais tu nesusitvarkai ir staiga, pum, kažkas nutinka per vieną įvykį, per porą savaičių, per 2 mėnesius. Žmogus, knyga, įvykis, nežinau, kažkas, pradedi keliauti. Tarkim, prisimenant mokyklos laikus, aš dar ir dabar esu didelė intravertė, bet tuo metu buvau absoliuti intravertė. Ir viską laikydavau savyje. Žmonėms, kurie yra intravertai, tai atrodo, kad tai yra labai gerai, bet tai yra iš tikrųjų ir reikia kažkur išleisti tokį nervą, emociją ir panašiai, šnekėtis, nepanorisi, nes esi intravertas. Pracirkuliuoti tą informaciją. Jo, ir tada labai daugam padeda būtent man. Aš nesakau, kad visi turi prieš, bet tai padeda, gali prūžinti tą darbą. Man labai patiko tai, jog kai supratau, jog galiu savo energiją skirti ne tam galvojimui, kaip aš intravertė ir kaip iš tikrųjų problemų, bet visą tai sukoncentravau į galų gale ir fotografiją. Tai labai padėjo. Galvoji, kad tai yra problema, bet radai, kad tai iš tikrųjų yra kažkas, kas kuria vertę. Iš esmės, padarai tai iš to, kad tai yra kažkoks trūkumas, tu paverti jį kažkokiu pranašumu. Super. Jėga. Labai fainai. O galėtum atminti, kaip būtent tai nutiko kažkokį... Kas davė tą impulsą patį? Ne. Kažkur tiesiog pakeliui susikaupė, susiakumuliavo, galbūt per daug skausmo, kad kamon, užklyso, blogai jaustis. Galbūt, tiesiog neatsimenu. Ja. O vis kitų žmonių pamirštų paklausti, turi, nežinau, knygų, filmų, šiaip asmenybių, kurios padarė tau įtaką, besiformuojant kaip žmogui? Jaunystės laikų, aš nepagalvoju, Jaunystės laikų? Šita dama nelabai atsimena. Jai 214 metų, atleiskit dėl to, kad... Jaunesnės jaunystės. Bet dabar, gal kažkokius 3-4 metus mane labai pradėjo inspiruoti TikTokai. Ir jie labai dažniausiai pamatai, kad 10-20 minučių panašiai, bet tada pamatai žmonės mąsto iš visai kitų kampų. Tai čia buvo, čia galima sakyti. Žmonės, jeigu nežiūrit TED Talks, tai pradėkit dabar, yra pilna įrašų su lietuviškais subtitrais. Tikrai rasi temų, kurios tave domina. TED Talkai. Knygų, ne? Vilnius yra, ne? Kas taip? TEDx Vilnius. Jo, yra renginys kartą metų. Knygos. Knygos. Aišku, aš negaliu sakyti, kad neskaitau, bet aš nelabai ir skaitau. Aš jas maketuoju, aš jas darau, man tiek. Dabar šiuo metu skaitau Fitzgeraldą Švelnią naktį. Aišku, tai nėra labai įdomu, bet aš noriu paskaityti vien dėl to. Super. Fitzgerald. Šitas vienas iš amerikiečių titanų. Aš esu kažką jau skaitęs, bet neatsimenu. Buvau užsikabinęs kažkada paauglystėj ant amerikiečių. Man iš amerikiečių labiausiai įsiminė O. Henris. Nežinai? Trumpas novelės. Humoristinės dažniausiai. Aфигенus. Viena yra Faraonas ir vargonai. Apie bičą, benamį, kuris kiekvienais metais, kai pradeda šalti, žino, ką jisai daro. Jisai tiesiog randa būdą, kaip patekti į kalėjimą 3 mėnesius. Kad galėtų ten pražiemoti, išskrenda iš šiltus kraštus. Ir pradeda nuo to, kad stengiasi, kaip galima maloniau patekti į kalėjimą. Tai pirmas maloniausias būdas - atvarai į restoraną, prisikerti, sakai, hebrytė, sorry, neturiu pinigų. Nu ir kai jam tai nepavyksta, ten į vieną prabangų restoraną nepavyksta įeiti, nes iš karto pamato, apsuka jį, išspiria, jisai tada įeina į kitą valgyklą,
kurioje, kaip Henris rašo, oras tirštas, o sriuba skysta. Ir jam pavyksta pranešti savo apatinę dalį, viršutinę dalis atrodo pakankamai respektabiliai, jis prisivalgo, sako, nu, pinigų neturi, gali kviesti faraoną, turbūt faraonas ir vargonai, apsakymas. O padavėjas saldžių balselių sako, ne, ačiū, sako, faraoną mums neprireiks, pasikviečia draugelį, pridubasino šitą ir išmeta lauk. Žodžiu, jam nesiseka vėl ir vėl ir vėl, jis išdaužia vitriną, kabinėjęs prie žmonių, tie žmonės sutinka su juo varyti kažkur, kažkokia mergina. Ir taip jis jau praranda viltį, kad nesigaus ir tada išgirsta vargonus. Ir jam viskas taip susijungia, jau ten temsta žvakės, šviečia, nežinau tiksliai situacijos, bet ta vargonų muzika jam, jisai supranta, kad tai tiesiog ženklas, aš nuo šiol tapsiu kitų žmogum, viskas, man nesigavo, aš visą dieną bandžiau. Ir jis jau pradeda matyti, kokį jisai darbą gaus, jam ten kažkoks žmogus praktiškai siūlė jau tą darbą pažįstamas ir ir pajaučia ranką ant petys. Atsisuka į platų faraono veidą, jisai sako, ką tu čia vykai? Bičas sako, nieko, tada einam su manim. 3 mėnesiai į Long Islandą. Teisėjas pasakė už kažkiek laiko. Žodžiu, nukrypau. Atleisit labai, žiauriai linksma istorija, o Henris galite skaityti, nieko labai tokio šiuolaikiškai pamokančio neuroasociacijų ir neurofiziologijų ir verslo gudrybių gal neišmoksit, bet gerai praleisi laiką. Ką, galim nukrypti? Galim ar negalim? Biškai galim. Jo, etapas, kada tu pavarei, genijaus etapas. Turi tokį? Jis buvo labai neseniai. Aha, baigėsi jau? Ne. Vyksta? Jis vyksta, jis nėra toks nuoseklus procesas, ateina, padarai ir tada viskas kita. Susifokusuoji, paneri, gauni rezultatą. Ir keista, nes aš neturiu lyg ir tokių, aš turbūt dar neatsakiau įpročių, kurie mane veda į tą genijaus etapą. Aš tik žinau, kad atsisėdi ir ateina, taip, ir tada padarai ir galvoju, wow. Sėdi? Jo, sėdi. Nes man, aš niekad nesugalvoju naujų minčių, aš jas tik įvykdau sėdėdamas. Kadangi mano genijaus mintis turi būti prie kompo, aš negaliu bėgti. Ir tai? Jo. Nu, ta prasme, tos mintis, aš turiu minį tai, ką aš darau, tada dar neturiu idėjos. Tarkim, žinau, kad reikia padaryti infografiką draugais blogui. Ateinu, pasižiūriu, duomenys yra, bet nežinau, nuo ko pradėti. Ir po to sėdi, žiūri tą kompą. Aišku, žiūri labai trumpai, nes bandai rasti bendras savybės, kur turėtų sėtis kas nors ir panašiai, ir tada va taip ateina. Tai aš sėdžiu ir ateina. Supratau. Jo, labai įdomu yra tie momentai, kurie būtent tave įstumia į tą būseną, kai tau mintis teka, atrodo savaime, tu viską tik fiksuoji ir atrodo, kad tavo kūnas pats daro ir tu pats nustebęs biškai, čia aš padariau. Būna taip? Šitas fainas jausmas jo. Aš sakau, aš atsimenu konkrečiai iš architektūros savo periodą. Aš vaikščiodavau ir sukdavau mintise iš vienos pusės visus vaizdus, kuriuos esu matęs, geros architektūros pavyzdžių, iš kitos susėdavau jo su ta užduotim, kurią pats turiu, su tom sąlygom ir pradėdavau matyti arba jausti vaizdą, ką žmonės tenai veikia, tose erdvėse, kurias aš turiu suprojektuoti. Ir ateidavo tas momentas, kai cink, kažkas susijungia, ir gauni tą naują vaizdinį ir aš tada bėgdavau namo, kad galėčiau jį užfiksuoti. Toks būdavo. Kiekvieną kartą pasikartojantis tenai. Vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir aš praktiškai neatsimenu, kad būčiau sugalvojęs kažką sėdėdamas. Aš galiu sugalvoti gulėdamas, esu pastebėjęs. Aš tiesiog atsiguliu ir leidžiu savo mąstyti. Sekantis klausimas, kuris mane labai domina, tai yra išskirtiniai patarimai. Tie dalykai, kurie nutinka retai, kurie yra nauji, kurie tave įkvepia, išplečia tavo ribas, suvokimą ir taip toliau. Taip, tai kaip išskirtinį patarimą aš galiu pavadinti reikalinga gale. Aš nenoriu sakyti čia panegirikos jums, bet prisimenam tenos metus, kadangi mes pradėjom lapkričio gale, tai buvo vienas geriausių sprendimų. Wow, super. O prieš tai? Nes dar prieisim ir iki to. Ja. Iki to mano geriausias sprendimas buvo su drauge važiuoti traukiniais į nuostabi kelionę. Kiek laiko?
3 savaitės, nes daugiau neišleisti, bet Labai 3 savaitės per Europą. Jo, ir mes neblogai pavarėm. Ta prasme, Kokios šalys? Lenkija buvo tranzitas, mes taip visavom. Tada buvo Berlynas, Amsterdamas, Paryžius, Roma, tada Viena ir... Viena? ir tada vėl Vilnius. Vau! Kas ten įsimintiniausia iš ten? Labai skirtingos šalys ir labai skirtingi žmonės. Mes apsistovinėdavom per couchsurfingą po žmonės, tai kad... Praktiškai kiekvieną kartą pavyko? Jo, tik vieną nepavyko, dėl to... Ai, mes dar buvom Venecijoje ir Florencijoje. Bet čia buvo tokios neplanuotos kelionės, kurios neįeina mūsų maršrutą, bet tokios šonės. Tai visur, kur planavom, mes gavom couchsurfingą ir ten susipažinom su labai skirtingais žmonėm. Jie žiauriai įkvėpė. Tarkim, aišku, per Lenkiją mes labai įdomiai važiavom, kadangi traukiniai, kažkokį keistą žiauriai patekom, ten traukiniai durys neužsidaro. Lauko? Taip, užsidaro. Gal buvo karšta, kokiu metu? Ne, čia buvo ruduo, tikrai nebuvo karšta, durys tiesiog neužsidaro. Ir, aišku, vagone nėra vietos, reikia stovėti ten prie durų, o durys atidarytos, keistokai. Vau, ir per visą Lenkiją stovėjot prie durų? Jau pradedi knapsėti, uuuu! Kurį laiką keletą valandų galvo. Ir tada jau truputėlį parmažėjo žmonių, mes gavom atsisėsti, bet mums matėsi, kadangi tai buvo pirmas langas prieš duris, mums matėsi, ką veikia žmonės prie durų. Jie labai įdomi, tarkim, traukiniui dar nesustojus, jie praveria duris ir iškelia koją. Tipo, jau lips. Tai čia buvo... Stabdo, duoda ženklą. Tai tau šokai, čia buvo Lenkijos mes bėgsime. Meta daiktus, jie rieda. Čia buvo super Lenkijos pažinimas. Žodžiu įprasta. Įdomu, įdomu. Tada nuvažiavom į Vokietiją, Vokietijoje viskas ir nauja grįžo ir panašiai. Traukiniai irgi yra su uždarytom durim, tai dėl to labai fain. Ir Berlyne mes abi buvom nebe pirmą kartą, bet pirmą kartą taip, kad keliaujam dviese ir apsistojam pas žmoną. Apsistojam pas tokius labai fainus studenčiokus, kurie turėjo žiauriai fainą butą. Ir Berlynas, kadangi jis nėra žiauriai brangus, mes jautėmės vos ne karalienės. Mes, kadangi tiems, kurie mus priėmė, norim atsidėkoti, darom jiems vakarienės ir panašiai. Tai ten, taip jau sakant, pagyvenom. Kelionės pradžioje po to supratom, kad kita kelionės pradžioje nebus tokia kaip pradžia. Toliau traukėm į Amsterdamą, ten irgi pasibuvom per visus kofišopus ir panašiai. Neatsimenu, ko reikia. Ir aš nežinau, ar dabar jau uždrausta, bet tuo metu dar nebuvo uždrausta. Kas? Žalia? Nemanau. Ne, tai ne tik, kad uždrausta, bet tu, jeigu esi užsienietis, tu negalėjai supirkti. Rimtai? Jo, jie tada nuo pernai naujų metų norėjo uždrausti, kad tai vietiniai galėtų pirkti. Bet, nežinau, man atrodo, kad jiems atsibodo turistai paliekantis pinigus. Per daug pinigų, stabdyk ir išjungiam šitą, viskas. Ir kiekvienas miestas buvo labai kitoks. Važiavome į Paryžių, kuris buvo labai estetiškas, toks baltas, spindintis. Vėliau sekė Roma, ten Romų viskas yra ne taip, kaip aš tikėjausi. Aš galvojau, kad ten yra švariau. Kuo labiau pietus Italijoje, tuo mažiau švaru. Oi, Venecijoje mes pasiklydom, kaip visiškos pirmokės. Ten taip siaubas, mažas miestas, mes turim planšetinį su žemėlapim ir mes nėra nustoties dalyvavimas. Tai buvo savotiška. Nu, o... Bet bent jau kanalai nesigirdėjo, taip? Ne, ir nebuvo nieks patvinęs. Tai va, ir vėliau mes turėjom labai įdomų grįžimą namo. Su bemiegiam naktim traukiniais, su labai įdomiais bendrakeleiviais. Tarkim, vieną kartą mes, aš galiu papasakoti čia? Jo, varyk. Čia greit. Tai buvo mūsų kelionė, man atrodo, iš Venecijos į Vieną. Sėkėm savo su drauge, galvojom, kas mūsų bendrakeleiviai, nes ten yra 6 vietos. Visus 3 gali išskleisti taip, kad beveik miegotų. Ir pradėjom juokaut, kad va, praeis juodaodžiai, juos vėl išmės, nes man tikrai buvo prigulė daug juodaodžių, po to atėjo ir juos supakavo išmetė. Bet atėjo ne juodaodžiai, tai jau blogiau. Atėjo vyras ir žmona, kurie buvo labai nekaip nusiteikę.
Ir jie visą naktį man neleido miegoti. Ką darė? Jie atsisėdo beveik panašiai, nes ten yra 3 vietos, bet čia sėdžiu aš, čia yra tuščia, kur galėtum padėti galvą, nes kitaip tu netirpi, o ten sėdi moteris. Ir jis man neleido padėti galvos ant tos kėdės, nes 50-50, prišoka ir rodo man, kad yra 50-50. Mano teritorija. Tada mes galvojom, gerai, 50-50, tai atsigulom ant savo lovą, bet mūsų lovas buvo prie pat durų. Ir tada jis pradėjo vaikščioti pro tas duris, kad mes, ten siaubingiausia tas, man atrodo, ir visą laiką bliubėjo siaubas. Ir tada grįžome į Lietuvą. Čia toks trumpas, galbiškas pasakojimas apie... Jėga, kelionė. Tai turim vėl tradicinę etapą, kaip tu atsidūrė GDL. Kaip ir sakiau, atrodo lyg viską turiu, viskas man patinka, bet kažkoks yra bet. Ir tas bet, aš nežinau, kas tai yra, ar tai yra socialinio gyvenimo problema, ar mano kūrybinės, neišpildytus kokius emocijos ir panašiai. Aš turėjau tokį, mano gyvenimo vizija, ką aš darysiu per ateinančius 5 metus, buvo toks debesėlis, aš tą debesėlį norėjau kaip nors išgryninti. Ir tada, taip šiau, kad nuėjau į seminarą jūsų. Kurį? Į kaip mes tą darbą kažkas. Mūsų visų? Čia jūsų GDL. Ne, mes nesakom mes tą darbą. Ne kaip mes tą darbą. Strateginis gyvenimo krypties perpozicionavimas. Taip, jaunuoliai, nemeskit darbo šiaip savo. Tai nėra tas dalykas, kurį tu tikrai būtinai nori padaryti. Jeigu tu nori tą padaryti, reikia daryti tą strategiškai. Taip, ir aš nemečiau darbą, jinai viskas tvarkoja. Darbą mes galim, bet reikia išmintingai tą padaryti. Taip, ir tada buvo, man atrodo, šio kurso pristatymas, susidomėjau, kaip ir šią atėjau. Nes mane vedė vidinis diskomfortas, kažkas yra, bet kažkas tokio atkirko. Ir taip išėjo, kad kai aš atėjau į šitą kursą, tas debesėlis, kurį aš turėjau, taip mano vizija. Jis užsiniaugia per visą dangų? Ne, jis buvo toks pikuotas, ten kažkur skleidžia, bet aš jo kaip ir nepažįstu, neturiu su juo ryšio. Ir atrodo, lyg per tą debesėlį, o ypač intensyvaus kurso, lyg būtų praskriejęs koks Boeingas ir pasakęs, bet čia yra patirtis kaip teorai, bet jūs nesate tas Boeingas. Jūs esate ta techninė komanda, sakyčiau, ir geros kokybės degalai, kurie įpilti į lėktuvuką. Tie lėktuvukai esame mes ir aš manau, jau dabar mes nebegalim sau leisti, taip sakant, būti kokiu nors lėvų kukurūzniku. Aš mažas debesėlis, aš nelokiais visai. Tai va, kai mes jau nuskaisim, ten jau mūsų. Nu, jėga. Tai žodžiu, atsidūrė čia per vienas įvadinį seminarą. Jau. Super. Jau praėjo 2/3 visos kurso programos. Kai žvelgi atgal, ką labiausiai prisimeni, kas pirmiausiai iškyla atmintyje? Aišku, labai iškart iškyla išskirtiniai patyrimai. Labai didelę dalį užėmė ir mūsų visalaikiniai susitikimai, seminarai ir panašiai, tai davė daug. Bet seminarai, kai tu sėdai, galbūt kažką paveikia, tai jau yra maždaug įprasta. O išskirtiniai patyrimai, tai buvo tikrai kažkas tokio. Kurie iš jų? Iš esmės visi, nes kiekvienas arba jis patiko, arba nepatiko, bet tikrai kiekvienas, man atras, ten ką nors naujo. Labiausiai man, galiu pasakyti, kurie labiausiai patiko. Labiausiai man patiko autentiškas šokis ir sąmoningas kvėpavimas, nors jie man paliko visiškai skirtingus įspūdžius. Autentiškam šokiui gali visiškai paleisti save, atsipalaiduoti ir atrasti, kad nežinojai, kad turi. O sąmoningą kvėpavimą aš dar noriu kada nors įveikti, nes mane sutraukė, mane paralyžavo. Ir aš nesupratau, kas darosi. Wow, tai buvo tokie jausmai, kaip čia taip pradės? Buvo taip, ir nusiaubas iš tikrųjų. Tai aš noriu įveikti, kad man taip nebūtų. Jo, labai greičiausiai, kad antrą kartą tikrai šito nebūtų. Nes jo, aš pats esu viso labo 3 kartus kvėpavęs dar. Tai jo, man buvo tik 1 kartą ir tie žmonės, kurie yra kvėpavę mano draugai, pažįstami, bent kelis kartus irgi nesu girdėjęs, kad antrą kartą kažkam būtų buvo. Tai kažkada netrukus. O bodyworką tu darai tik 1 kartą, ne? Buvo 2 užsiėmimai, o tu buvai? Ne, buvo abu. Super. Gerai. Tai tiek kartą. Tada prieš šitą kursą ir
po jo. Kas pasikeitė, jeigu pasikeitė? Mintis, veiksmai, jausmai, išoriai, viduj? Labiausiai pasikeitė mintis, tada jos darė įtaką veiksmams. Labai daug gauni, ta prasme gauni ir polėkį, ir gerą duombazę. Ir kas dar yra labai gerai, gauni gerą žmonių duombazę. Nes gali plėsti savo socialinį ratą. Tas yra labai gerai. Bet iš esmės tai duoda tokią labai gerą atspirtį, nuo kurios tu šokai jau savo tikslų link. Buvai kažkur susitikus už GDL ribų? Jo. Skaičiau, gandus. Kur buvai? Su kuo? Tai mes iš tikrųjų šį savaitgalį buvom spektaklį koncertą. Buvo labai smagu. Jėga. Kiek buvo žmonių? Jūsų? Mūsų buvo 4, bet faktiškai mes buvom 3, nes viena buvo atskirai, bet mes vėliau su jais tam susitiksėm. Bet tai kas iš viso buvo? Tai buvo Martina. Čia šiaip ne jums. Tai buvo Martina, kuri ten buvo su draugais, bet nerašė, kad neteis. Tada buvo aš, Robertas ir Asta. Smagu. Mes žiauriai gerai dargi buvom visi kartu. Nu taip. Jėga buvo. Žygė buvo. Ką? Žygė buvo. Žygė. Aurelis buvo. Mes buvom. Čia kalno veiksmų visokių nuvykę. Pasirodo. Neplanuotų. Tai praktiškai kaip ir papasakojau, kas tau čia buvo vertingiausia. Bet kas tau čia buvo vertingiausia? Iki šiol. Iki šiol, kas buvo vertingiausia? Aš sakau, ta žmonių duombazė, labai faina. Aišku, tai nėra pirmas dalykas, bet pirmas, kuris dabar poptelė. Ir žinios, kurias gavau apie šiaip labai paprastus gyvenimo dalykus. Poptelė yra geras žodis. Jis yra lietuvių kalboje traukia. Poptelėjimą. Poptelėti. Tau poptelėjo ar? Turėtų būti. Taip, pasidomėjau. Esu filmuojant, nežinau. Labai vokiečių. Gerai. Apie GDL paskutinis klausimas, apie gyvenimo dizaino laboratoriją, arba du paskutiniai klausimai. Tai kam tu rekomenduotum atgauk savo tikrąją galią kursą? Kaip tu įsivaizduoji, kokiem žmonėm tai būtų labiausiai naudinga čia dalyvauti? Tiem, kurie galvoja, kad neturi galios. Ir tai gali, aš negaliu sakyti, kad tinka tik intravertam, tik ekstravertam, tik tiem, kurie nori kurti daugiau arba nori siekti savo finansinių kokių tikslų. Tiem, kurie jaučia, kad kažkoks yra bet. Jeigu yra tas bet, prašom laikyti. Geras, super. Ir kaip pristatytum kursą žmogui, kuris nieko apie tai nežino? Ką jums sakytum? Aš bandžiau. Tai labai įdomu, nes kai kurie galvoja, kaip tai yra sekta, kažkas yra. Man labai bijo šitos etiketės ir kabina ją viskam, ko nežino ir kas yra neįprasta. O tai ką jūs ten darot? O tai kaip ten atrodo? Tai va, aš tiesiog pabandyčiau. O tai kaip tau šitą sektą? Šitą sektą man nieko, kadangi iš jos norėjęs uždarbuoti, tai ką daryti? Dabar belieka tik tai plauti smegenys kitiems. Šiaip žmogus tiesiog pasiūlyčiau pabandyti ir neduočiau apskritai jokių nei aprašymų ir panašiai. Galima suteikti žinių, bet reikia nedaryti įspūdžio, jog tai turi kažką sektantiško, tai jis ateis ne su išankstiniu nusistatymu. Tas yra Jeigu pradėsi pasakoti, tu ten turi stovėti užsimerkęs ir tada įsivaizduoti, kad esi groja aplinkui gongai ir... Ne, ačiū, viso gero. Tai paskutiniai finaliniai 2 klausimai. Jeigu nuspręstum, kad nuo šiol tu kas 5 metus darai kažką naujo, pasineri į kažkokią vieną naują veiklą, kas 5 metus, kokia pirma, antra, trečia veikla tai būtų? Ką tu darai? Pirma veikla, tai čia panašiai, ką aš darau, bet tai būtų labiau hard. Tai norėčiau būti tiesiog grafikos dizainerė, tai freelancerė. Tai būtų cool, wow. O antra veikla dar po 5 metų, aš norėčiau vesti radio laidas. Ei, gera pradžia. Gera pradžia, jau esi pakeliu. Super. Gali vesti podcastą savo. Galiu. Gali pradėti dabar. Lemba, aš pats noriu, bet vis kažką dar nesuspėjai. Super, turi trečią variantą? Dar ne. Grafinė dizainerė, kuri veda savo radio laidas. Tai čia tada 10 metų planas. 10 metų planas. Pradžiai. Jaunuoliai, Aurelija Kupetytė, radio laida už 5 metų bus žiauriai aukštos kokybės. Tai paskutinis klausimas, su kuriuo kiekvieną kartą užbaigiam šitą pokalbį.
ką tau reiškia autentiško gyvenimo dizainas? Kas tau tai yra? Tai yra labiau procesas negu tikslas. Ir tai yra tai, kad tu atsibundi ir jautiesi fainai, negalvoji, tu atsikeli, neatsikeik ryte, tai čia yra svarbu. Ir kai tu darai tai, ką nori, galbūt ne visą laiką, dar turi eliminuoti porą dalykų, kurie tau nepatinka. Visą laiką manau, kad jų pakeliui atsiras, ar ne? Tai yra, bet jau nesuprastum, kas yra tai labai fainai. Tai tai, kad tu susikuri savo gyvenimo viziją, kaip tu norėtum atsikelti kiekvieną dieną. Ir svarbiausia yra galvoti apie kasdieną, o ne apie tai, kad kaip tu tai pasieksit. Už 100 metų būsi laimingas, neturėsi milijoną ir galėsi žvejoti. Ačiū tau labai. Aurelija, video pusryčiai baigėsi. Chebra, eikit dirbt, tada pietaut, tada susitinkam kitą savaitę su nauju svečiu. Kokį būtent sužinosit tada, kai pamatysit.